Tai kuom kordycepsas pasižymi, didina ląstelių energiją, gerina deguonies pasisavinimą, mažina nuovargį. Naudingas sportininkam. Ištvermė, jėga, budrumas, pozityvumas. Energija, žodžiu žmonės, energija. Padeda gaminti mikrofragus, padeda imuniniai sistemai, kaip imuninės sistemos aktyvatorius. Apsaugo nuo virusų, bakterijų, gerina medžiagų apykaitą. Širdis kraujagyslės mažina oksidacinį stresą, gerina kraujotaką, apsaugo širdį ir kraujagyslės. Mažina cholesterolį, gerina kraujotaką, apsaugo, antioksidaciją ir detoksikaciją. Neutralizuoja visus radikalus, valo kepenis, inkstus, gerina medžiagų apykaitą. Plaučiai ir kvėpavimo sistema, deguonies pasisavinimas, gydo astmą, bronchitą. Naudinga, kas į kalnus eina kaip kalnų liga, būna labai naudinga būtų vartoti šitą. Didina mūsų ląstelėse oro kiekį. Lytinė sistema libido, didina testosteroną, spermos kokybę. Jiems lytims eina pozityvumas ir moterims irgi. Himalajiška viagra. Detoksas eina ant kepenų, valo toksinus, gydo hepatitą, susiriebinusias kepenis valo. Cukrus diabetas mažina gliukozės kiekį, didina insulino jautrumą. Priešvėžinis brolelis, taip pat ir čiaga priešvėžinį. Dabar dėsiu to į čiagą ir maišysiu čia kartu su čiaga. Ir gausim stiprų vaistą, kuris gydys ir vidinius organus, gydys ir nervų sistemą. Čiaga bus toks kaip antioksidantas, bus kaip apsaugantis. Šitas kordycepsas yra 1:10, ekstraktas, išekstraktuotas. Ir šalia turim čiagą. Čiaga 1:13 ekstraktas. Pas čiagą 0 toksinų ir jinai puikiai maišosi su kitom vaistažolėm. Ir grybas, va šitie 2 grybai susimaišys, jie būtų prieš onkologiniai ir vienas kitą pildo. Kordycepsas duoda švarę energiją, gerai valo mūsų vidinius organus, o čiaga antioksidantas, prieš vėžinis. Gaunasi 2 ekstraktai, šutinimo būdu gaunami ekstraktai. Čia kordycepso ekstraktą dabar čia kordycepsas toks biški rūdas. Kordycepsas yra išekstraktintas į 5 mikronus, jei mūsų plaukas 7 mikronų, tai čia į 5 mikronai. Ploniau už plauką, čia tik specialios staklės taip gali padaryti. Ir va šitie milteliai, jų pasisavinimas yra momentalus. Ant tiek smulkus, kad pasisavinimas momentalus. Ir kada va šitą kordycepsą mes sumaišysim su čiaga, mes gausim galingų ekstraktų komponentus. Štai susipylė čiaga. Ir dabar maišymas vyksta čiagos. Čiaga susipylė, pajuodavo ir dabar reikia kruopščiai išmaišyti viską. Ilgai maišysis. Čiaga yra imunomoduliuoja ir antioksiduoja. Antioksidantas stiprus, pas ją 0 toksinų, į visus toksinus į save sugeria. Ir jinai puikiai tiks į šitą mišinį kartu. Šitie 2 grybai puikiai vienas kitą pildys. Vyksta nuo čiagos detoksas. Detoksas organizme valo kepenis, inkstus, kraują. Sunkių metalų gerai išvalinėja, nes pas ją 0 toksinų ir jinai viską į save sugerinėja. Imuninės sistemos nauda ir eina prieš vėžinis. Čiaga gerai gydo virškinimo traktą, gydo opas, gastritą, ramina žarnyną, uždegimus. Gerina mikroflorą, stabdo viduriavimą. Kepenis, tulžis, apsaugo kepenis nuo toksinų, gerina tulžies įsiskyrimą. Gydo hepatitą, cirozę. Širdis kraujagyslinė sistema, kraujospūdis, gerina kraujotaką, saugo nuo oksidacinio streso. Cukrus diabetas mažina gliukozės kiekį kraujyje, stabilizuoja cukraus svyravimus. Kada bendras būna organizmo tirštumas, mum ir miegas, ir nervai, viskas, ir energijos. Nervai tai yra elektra, nervai tai mintis yra energija, mintis yra elektra. Ir kada sutrinka pas jumis energija, sutrinka ir mąstymas. Mažina stresą, gerina miegą, apsaugo smegenis nuo Alzheimerio, Parkinsono. Daro oksidacinį stresą ant smegenų. Todėl dar prie šito viso būtų gerai vartoti liūto kartį. Triterpenai, butulinas, butulino rūgštis, va šitos rūgštys ir priešvėžinės, antivirusinės. Ir mažina cholesterolį, ir kraujagyslės gydo, ir kepenis valo. Kvapnus pirties skonis. Ekstraktas, gydymas, ekstraktas, tai yra vienas iš stipriausių būdų, kada jungi iš 10 kilų vaistažolės visos medžiagos pereina į šitus miltelius, į 2 kilus. Čia pridėta 23 kilai ir gauti 2 kilai miltelių, įsivaizduojat? Jų galingumas visas liekęs čia. Iš tos koncentracijos 20 kilų vaistažolių pereina visą koncentraciją į čia. Už tai ekstraktai vienas iš stipriausių gydymosi būdų. Medžiagas mes sukaupiam į vieną vietą. Ir todėl
kiekvienas va šita maža dalelytė be galo gydanti. Štai ekstraktų linija ir gaunas kordicepsas plus čiaga ir labai tinka su liūto karčiu, irgi yra ekstraktų linija. Ir už kelių dienų pasirodys ponebodės ekstraktas, irgi kas paragavo, turbūt visi patenkinti ekstraktų jėga. Taip, kad žmonės išbandinėkit naujus ekstraktus, pajuskit jų jėgą, pajuskit vaistažolių tikrą jėgą sukauptą į kiekvieną dulkę. Ir fermentai galingai gydo, fermentai, kur išiminėjai, fermentuoji, bet jau ekstraktų jėga, žinokit, visai bandau įtikti, visai bandau daryti, kad vaistažolė būtų gyvybingiausia ir vaistingiausia. Čia mano yra užduotis tai daryti. Taip, kad išbandykit, sveikit ir būkit sveiki.